Būna labai sunku ir tarsi atrodo Dievas labai toli nuo mūsų, jis tarsi negyvas. Ar nebuvo jums taip gyvenime? Kad jokių stebuklų ten nėra. Ar ne? Tai ką tada reikia daryti? Laukti. Bet tai, kad man nesinori laukti. O jums norisi laukti? Halleluja. Jeigu myli. A? Halleluja. Halleluja. Tai va žiūrėkit. Abraomas. Pirmas Dievo žmogus pašauktas, taip? Na, Nojus gal galima, taip pasakyti, buvo pašauktas. Galima Nojaus pradėti. Tai dabar žiūrėkite, kada Dievas pašaukė Nojų. Ar tas pašaukimas ir Nojaus gyvenimas rodė, kad jis vaikšto su Dievu? Kaip atrodė Nojaus pašaukimas? Statyt laivą. Kaip? Statyt laivą. Statyt laivą jau pašaukimas. Tai va žiūrėkite, Nojų kaip pašaukė Dievas statyt laivą. Kiek jis metų statė laivą? 100. 100. Kiek mes dalyvaujam bažnyčios gyvenime? Mes iki 100 metų net nedagyvenam. O Dievas sakė, kad tavo gyvenimo amžius bus 100 metų. Ar tiki, broliai? 120. Va, mane pataisė. Net 120. O šiandien jau kaip mes kalbam apie sergantį žmogų 90 metų. Oi, tai jau laikas. Jau laikas. Dievas kūrė laiką kiekvienam įvykiui po dangumi. Ir laiką ne mes nustatom, laiką nustato Viešpats. Amen. Taigi Nojaus pašaukimas buvo darbas. Taip? Jis pakluso Dievo žodžiui, jis pakluso tai, ką jis išgirdo. Taip? Ir jis pasirinko gyvenimą su Dievu. Ir žiūrėkit, tas pašaukimas visai nebuvo panašus į klestėjimą. Tas pašaukimas nebuvo visai į kažkokį Dievo apreiškimą, ar ten didelį bažnyčios augimą, ar dar ką nors. Tai buvo po lentą, po medinį varžtą, nes tada turbūt metalinių nelabai buvo, gal šalvariniai kokie, jis statė laivą. Visi iš jo juokėsi. Dabar, kaip einam į bažnyčią, mes taip apsidairom, ar kaimynai nemato, bet tarp jų mūsų čia nėra tokių, kai kurie, kiti, ne? Vakar sutikau vieną moterį. Ir ji, sako, renkatės, mes ten nepažįstami labai, turbūt 91 ar 89 metų. Ir priėmus Viešpatį, bet tarsi atsitraukusi dėl to, kad bijo žmonių nuomonių. Nenori būti persekiojama. Nori pragyventi šiam pasauliui tik tai gerai. Bet va tie žmonės visi, kurie nori šiam pasauliui pragyventi gerai, vargšai jie papuola į spąstus. Nes jeigu yra gerai, tai būtinai bus blogai, nes tai yra vaisiai nuo vieno ir to paties medžio. Ar girdi bažnyčia?
ką žino? Dievas pasakė, nuo to nereikia valgyti medžio. Nes mirsi tada. Ir nesulaukęs ne 90, ne 100, ne 120 metų. Taigi matot kaip. Ir aš suprantu žmogų, dirba tam tikrose pareigose ir panašiai. Bet aš noriu jums pasakyti vieną dalyką. Nojus nebuvo slaptas Dievo pasiekėjas. Atminkit vieną dalyką. Jūs negalit būti slapti Dievo pasiekėjai. Ateiti kaip Nikodimas nakčia pas Jėzų, pasimelsti tyliai, paskui tyliai nueiti kažkur į bažnyčią, dar pasimelsti ir galvoti, kad su jumis bus viskas gerai. Jūs pastatyti toj vietoje, kad kalbėtumėt Dievo žodžius, kad tarnautumėt Dievo dvasios jėgoje, kad visuose dalykuose būtų apreikštas viešpats Jėzus Kristus. Nes mes ne save pačius skelbiame, mes skelbiame Jėzų Kristų kaip viešpatį. Jis mūsų gyvybė, jis mūsų ramybė, jis mūsų pergalė, jis mūsų gyvenimas, jis mūsų uola. Osana karaliau, jūs dar sėdit, ar ne? Jau jūs prie lubų turėtumėt pramušt galvas. O jūs dar sėdit ir visi laimingi. Ar, sakysim, paklausysim gerą pamokslą, mat visi nori klausyti gerų pamokslų, žinot, kad sužadintų mūsų jausmus, o paskui išėję tyliai, kad nieks nematytų, kad aš einu į tą bažnyčią. O nieks nežino. Aš jums pasakysiu, kodėl Dievas mėgsta, kad mes skelbtume Evangeliją. Kad mes kalbėtume už jį, kad mes būtume jo pusėje. Žinot kodėl? Todėl, kad jis myli tuos, kurie atsidavę jam yra visų gyvenimo. Kurie nieko nepalieka savo. Kurie nieko nepalieka dėl savęs, kurie atidavė save Dievo valiai. Ir jeigu tu nori būti tarnautojas, tu turi atiduoti save viešpačiui be sąlygų, be jokio apribojimo. Atiduoti save jam. Ir tada mes matysim Dievo šlovę. Tada bus stebuklai, tada bus išgydymai, tada bus išlaisvinimai, tada maldos bus išklausytos. Nojų pašaukė, tai mes supratom, kad ten nebuvo jokio apreiškimo didelio, tik buvo pasakyta Dievo žodis. Eik ir statyk laivą. 100 metų jis statė laivą, 100 metų kentėjo persekiojimus, 100 metų kentėjo išbandymus ir pagundymus. Taip? Ir tik po 100 metų Dievas pasakė, susodink savo šeimyną į laivą. Tai va, pirmas prabudimas istorijoje, 8 žmonės buvo išgelbėti laivu. Na, gyvūnija, ten visi, taip. Ir mes pradedam tada suvokti, kad Dievas turi laiką kiekvienam įvykiui po dangumi. Amen? Pasakyk, Dievas turi man laiką. Jis pašaukė mane ir paskyrė, kad eičiau ir būčiau jo reikaluose, dirbčiau jo darbus, nežiūrėdamas į situacijas ir aplinkybės, kad mylėčiau Dievą, jam tarnaučiau, jo žodžių klausyčiau, paklūsčiau jam, pasiduočiau visų gyvenimų, savo mintis, jausmus ir savo valią, palikčiau ten, su Kristumi ant kryžiaus ir eičiau, tikėdamas Dievo valia, savo gyvenime,
bendravime ir tarnavime. Taigi pažiūrėkim toliau. Pažiūrėkim toliau. Abraomas. Aiškiai pašauktas Dievo žmogus, ar ne? Abraomą, kada Dievas pašaukė, ką jis padarė? Sako, išeik. Tai jis ten susirinko visą giminę, kad drąsiau būtų, nes plėšikų tada daug būdavo. Ne tik šiais laikais yra plėšikų daug. Bet ir anais laikais pilna jų buvo. Pilnos pakelis. Ir laukdavo, kam marškinius nuvilkt, ar ne? Taigi Abraomą, kai pašaukė Dievas, kas ten buvo, pasakykit, prisiminkim, pabandykim prisiminti. Ten buvo kas? Baimė. Juk Abraomas atsimena, kaip išsigando bado, kad Dievas jį neaprūpins. Atsimenat tą vietą, jeigu skaityt šventą raštą? Ar ir kas visą Bibliją ten skaitęs čia? O, yra. Nu, maža dalis, bet atsiminkit vieną dalyką. Kada tu skaitai Bibliją, Biblija skaito tave. Ir jeigu tu nori tikro gyvenimo ir palaiminimo iš Viešpaties, tu turi skaityti šventą raštą. Ir kada tu skaitysi, jo dvasia gyvens tavyje, išryškins viską. Tai žiūrėkit, pirmiausia, kas įvyko. Jis įsigando. Abraomas įsigando bado. Jis nuėjo į Egiptą, taip. Aš nepasakosiu tų istorijų, jeigu žinot, o jeigu nežinot, tai paskaitykit pradžios knygoj, taip. Ten buvo badas, ten buvo baimė. Baimė, kad jo neužmuštų, kaip į Egiptą nuėjo. Ten buvo įvairūs dalykai. Ir galiausiai ten buvo karas, atsimenat. Abraomas kariavo, Lotą reikėjo išlaisvinti. Nu galiausiai sūnėną kaip išlaisvino, tai sūnėnas pasielgė kaip tikras sūnėnas, ne? Jis sako, žinai, dabar pasidalinam žemės čia, kas kam. O Lotas lygumas pasirinko, kur žalia, gražu, kviečiai, runkeliai dera ten, vaisiai visokie, tropiniai ten ir panašiai. Kas pasirinko? Lotas, ar ne? Lotas pasirinko geriausią žemę. Amen. Kaip? Amen. Lotas pasirinko. O Abraomas ką padarė? O, jis sakė, Dieve, tai ką tu mane pašaukei, tai mane? Ne Lotą pašaukei, aš Lotą pasikviečiau, kad jis kartu eitų su manim. Ir va tą, kurį aš kartu pasikviečiau, tas atima iš manęs geriausią žemės. Bet Lotas nesirūpino tuo. Abraomas nesirūpino tuo. Taip ką jis pasakė, sako, gerai. Jis sutiko atiduoti tai, kas geriausia savo giminaičiui. O kas įvyko, žiūrėkit po to. Kas įvyko? Pasakykit jūs. Kas įvyko? Kas įvyko? Tada Dievas pažvelgė į jį, prakalbo jam ir pasakė, pažiūrėk į tuos kalnus. Pažiūrėk į lygumas, pažiūrėk į tą žemės. Visą žemę, kur žengs tavo koja, aš atiduodu tau. Kodėl? Todėl, kad Abraomas nesilaikė įsitvėręs. Čia mano, a Lotas čia mano. Jų tarnai ten susipyko, kūlė vieni kitus ten, ar ne? Ir vat jie įsiskiria. Ir tas pasidalymas vėl tarsi netrodė kaip Dievo prabudimas ar didžiulis Dievo palaiminimas, kad Dievas su juo. Kaip kalbėjom, badas buvo, taip, baimė buvo, kad jis gyvas neliktų, tai žinai, nutarė Sarą paaukoti, tu sako, Sara mano va čia sėdi. Sako, žinai, Sara, tu mano Sara Elvyra, sakyk, kad aš tavo brolis, tu ne mano žmona, aš žinai, kad mane neužmuštų ir kad man būtų gera.
O kad Sarai nebus gera, tai ten nebuvo to. Mes visi kalbam, o Abraomas, tai žinai, toks tikėjimo žmogus buvo ir panašiai. Abraomo tikėjimas subrendo išbandymuose. Abraomo tikėjimas subrendo, kad atėjo badas. Abraomo tikėjimas subrendo, kada jis ėjo dalintis žemės su Lotu. Abraomo tikėjimas subrendo, kada jis ėjo į karą. Ir ten nebuvo, atrodo, tarsi jokio palaiminimo, jokio prabudimo. Bet viešpats buvo su juo. Amen? Ir kada viešpats buvo su juo, pagaliau išbandymai su sūnumi. Ir va čia yra vienas iš didžiausių turbūt Abraomo klaidų, kurią aš dariau daugybę kartų. Jūs netokie, jūs nei sesutės jaunos, nei vyresnės, jūs to nedarote. Žinot, Abraomas su Sara nutarė padėti Dievui įsigyti vaikelį. Sara priėjo ir sako, žinai, Abraomai, imk tarnaitę, nesvarbu, aš jau nieko negaliu, imk tarnaitę, tu gal dar truputį gali ten. Ir va, ir sako, sūnus bus, įgimė sūnus. Nu tai va ta dabar Sirija, Palestina, ten yra Izmaelio palikuonys. O ir dabar žydai kariauja. Dėl ko? Dėl klaidingo Abraomo pasirinkimo. Suprantat, kur esmė? O kiek mes kartu bandom Dievui padėti, kiek mes klaidingai pasirenkam, kiek kartų mes gyvename manydami, kad Dievas dabar mums pavedė daryti tą ar kitą dalyką. Tu pirmiausia turi girdėti Dievo vedimą, priimti Dievo vedimo, susitikti su juo, tu turi pažinti Dievo balsą, tu turi girdėti Dievo balsą. Ir kada tu išgirsi tą balsą, viešpats sako, neužkėdykite savo širdžių. Jeigu šiandien jūs kažką girdit, neužkėdykite savo širdžių, nebijokite. Bet nebijoti vėl. Abraomas bijojo? Bijojo. Kaip mes galim nebijoti? Mes irgi bijom. Aš irgi bijau. Tai ką daryti? Aš einu pas viešpatį ir sakau, viešpatį, aš bijau. Aš drebu. Aš nežinau, kas įvyks, kas ten atsitiks ir panašiai. Ir viešpats siunčia žodį. Nebijok, aš esu su tavim. Sesutė, aš tavęs nepažįstu. Bet Dievas sako, aš esu su tavim. Aš jūsų ne visus pažįstu, aš pažįstu taip iš matymo, iš susitikimo. Bet viešpats sako, aš esu su tavim. Aš tau padėsiu. Aš gydysiu tave. Aš apsaugosiu tave. Aš vesiu tave. Vesiu savo mokymu ir pašauksiu į garbę. Bet tu turi praeiti tam tikrą etapą. Tu turi praeiti tam tikrą badą. Tu turi praeiti karus, vaidus, atmetimą giminių, netikėjimą, baimės. Kaip gali praeiti? Su viešpaties dvasia. Viešpaties dvasia pakankamai galinga, kad įveiktų visą tavo nerimą, visus tavo sunkumus. Taip, kad tau padėtų atlikti tuos darbus, kuriuos Dievas tau paskyrė įvykdyti. Haleliuja. Haleliuja. Jūs dar nemiegat? Jūs čia su manim? Pamujuokit ranką. Beveik visi. Aleliuja. Šlovė tau viešpatie. Taigi matot, tas Nojus, Abraomas, paimkim trečią paveikslą, Juozapas. Taigi Juozapas, kiek jis, 16, ten 17 metų,
buvo jam drabužį tėvas uždėjo labai gražų, vat, jūs šiandien žiūrėjot, į veidrodį eidami prieš susirinkimą, ar ne, ir žiūrėjot, ir dėkojot viešpačiui, kad va, nu kokie gražus jauni žmonės. Nu žinoma, už mane nelabai gražesni, nes aš irgi gražus. Aš irgi Dievo vaikas. O ką, nusiskūsiu barzdą, pasikudruosiu ir einu pas savo Sarą į pasimatymą. Vat suprantat, kaip yra. Tu turi atiduoti Dievui tai, ką tu turi. Tu turi atiduoti Dievui tai, kas tu esi. Tu turi pasiduoti jo valiai. Ir kas mums trukdo? Jeigu aš Dievui pasiduosiu, tai neliks mano valios, o kaip mano jausmai, o kaip man tas patinka, man anas patinka, man tai patinka ir panašiai. Ne, brangieji, jeigu tu pasiduosi Dievo valiai, tu turi žinoti, kad tėvas tavo, gyvenimo tėvas, šio gyvenimo tėvas, tai yra kūno tėvai. Jie netobuli, jie daro klaidas, mano tėvai darė klaidas, tavo greičiausiai tėvai darė klaidas. Ir jie ir toliau darys, kol jie gyvi bus. Mes esame žmonės. Bet jeigu tu pasiduodi Dievui, ar tu suvoki, kad vienintelis, kas geras yra? Kaip žmonės sakė, Kristui, kad tu esi geras, ką jis atsakė? Kam? Raitykit, ką skaityt? Vienas Dievas geras, taip? Kam vadini mane geru? Amen. Štai kodėl reikia žinoti šventą raštą, nes kada ateis išbandymo momentas, tada tu karštligiškai drėkinsi seilėm, pirštai, vartysi, ieškosi vietų, kurios tau atrodo gali tau padėti, bet aš abejoju tokiu išgelbėjimu. Aš neabejoju Dievo išgelbėjimo, kada tu skaitai Dievo žodį, kada tu bendrauji su viešpačiu, kada tu pažįsti jo balsą ir kada tau reikės pagalbos, jis ateis ir duos tau eilutę iš švento rašto. Ir tada tu žinosi, dėl ko tas atėjo. Į tavo širdį, į tavo dvasią ateis ramybė, kurios pasaulis nežino, nes jis duoda ramybę, jis tas ramybės nešėjas. Taigi, o mums atrodo, kad mes gražus, tegul aš čia pajokavau, bet aš buvau gražus, kai buvau jūsų amžiaus, va čia jaunesnis biskį, keletą metų kaip jaunesnis buvau. Irgi buvau gražus, atrodo. Ir visi jauni žmonės esate gražus, nes jūs Dievo sukurti, jūs Dievo kūriniai. Ir todėl nesibaimykit dėl spuogų ant jūsų, ant kaktos ar ant nosies. Tai praeinantis dalykai. Bet esmė yra vienas dalykas, kuris niekada nepraeina, brangieji. Koks nepraeinantis dalykas? Ogi tai, kad Dievas yra tavyje ir jo dvasia veikia tavyje ir jis nori vesti tave, jis nori mokyti tave, jis nori auginti tave, bet tai nereiškia, kad tau neteks patirti baimės, kad tau neteks patirti vidinių ar išorinių kovų, kad iš tavęs kažkas nepasijuoks, kad tavęs kažkas nepasmerks. Bet Dievas yra tam, kad jis tave įvestų ir išvestų. Kodėl jis leidžia mūsų gyvenime išbandymus? A jūs žinot, kaip grūdina metalą, ar ne? Įkaitina. Ir vat vienas peilis yra mūsų namuose, galąsti kiek tik nori. Nupjauni ten truputį ir jis vėl nepjauna. Jis labai minkštos geležies.
Mano Sara vyrai nupirko ten kitus peilius, tai ten žiūrėti reikia, kad nosis nenusipjautum arba pirštų. Jie labai aštrus, jie užgrūdinti. Kurį tu peilį rinktumėsi į savo virtuvę? Kaip? Užgrūdinta, aštrų. Aštrus gali būti tik tas, kuris užgrūdintas, kuris perėjęs ugnį, kuris perėjęs išbandymus. Ir vat galbūt jūs, kai kurie einat per tam tikrus dalykus, ir tai jums sukelia kančią, sukelia gal nesusipratimus kažkokius, ar ne? Bet tu turi žinoti, kad Dievas šventosios dvasios asmenyje veda tave per tuos išbandymus. Kad atėjus metui apreikštų tavyje savo šlovę. Kad tu galėtum patarnauti. Kad tu galėtum patarnauti kitiems. Kad tu kitus galėtum vesti į išlaisvinimą. Štai kodėl kartais su mumis atsitinka neįprasti dalykai, netikėti dalykai, kurie atrodo absoliučiai tarsi Dievo nėra ir tu kartais nejauti jo buvimo, tu nejauti jo artumo ir man tai būna kartais, bet aš nekreipiu dėmesio į tai. Viešpats išmokė dabar mane nekreipti dėmesio į tai, nes tai yra šėtono melas. Jis pasakė, aš apsigyvensiu pas juos. Ir vaikštinėsiu kartu su jais. Aš būsiu jiems Dievas. Jie bus man sūnus ir dukteris. Žemiški tėvai galbūt gali atsisakyti vaikų. Jie nepraėjo gal tų išbandymų, gal jiem niekas nepaskelbė Evangelijos. Gal ir tarp jūsų yra, čia tarp mūsų yra tarpe tokių žmonių, bet tu turi žinoti, kad Dievas pašaukė tave. Kad tu stovėtum tikėjime ir atstatytum savo tėvų tikėjimą. Kad padėtum tėvams surasti viešpatį. Ir tada jis keičia visus santykius. Jis keičia visą gyvenimą. Jis keičia aplinkybės. Jis toks mūsų Dievas, nes Dievo valia yra gera, tinkama ir tobula. Pasakykim kartu visi, Dievo valia yra gera, tinkama ir tobula. Aš pasikliausiu tavim. Nuo šios akimirkos aš jau pasitikiu tavim. Aš manau, kad brolis gali suklysti, bet viešpatie, tavo žodis niekada neklysta. Tavo dvasia mane veda į gyvenimą. Įves ir išves. Ir ganyklą man parodys. Ar Abraomas pralaimėjo? Ne. Ar Nojus pralaimėjo? Ar Juozapas pralaimėjo? Ne. Bet po pašaukimo, po to apreiškimo, kurį jis gavo, kad broliai nusilenkė jam, kad saulė ir mėnulis nusilenkė jam, tai kiek jis turėjo pereiti visokių įvairiausių išbandymų. Pirmiausia, į duobę įkrito. Ne pats savo norą, ne kas giliams į duobę savo norą. Ten, kur dumblo dar yra, ne? Nebent vijūnų, ten tokia žuvis yra, kur dumblė gyvena, tai pagauti ten gali, bet tada jau su virvė prisirišę, sakai. Tai važiuokit. Pirmiausia, po Dievo apreiškimo broliai patalpino į duobę. Po to pardavė į Egiptą, po to ten Potifaro žmona jį. Būna ir tokių dalykų gyvenime. Tai žinai, tai tada, kaip pasakyti, tada kai tu eini per miestą Kėdainių, tai tu turi nesidairyti šonus, tau reikia kad paprašyti, kad kaip arkliam ten uždėdavo tokius šoninius
skydelius, kad jie nesibaidytų. Tai, kad tu nematytum, reiškia, o eitum tiesiai žiūrėdamas, nesidairytum. Kartą vienas brolis man sako, aš žiūriu, kad merginos ten nešioja trumpus sijonus ir patiriu gundymus. Aha. Tai, o aš jam sakau, o tai kur tu žiūri? Žiūrėk į viešpatį. Ateis laikas, tu turėsi žmoną. Ir jie laimingai gyveno, taip, Adomas su Ieva, kiek ir po nuodėmės kiek gyveno, ar ne? Ten 900, kiek kas man padės, 930 berods metų, ar ne? Ar kiek? Jo. Nu, kažkas panašau. Suprantat? Taigi po nuodėmės jie ilgai gyveno, o mes kartais galvojam irgi, padariau nuodėmę, ten pažiūrėjau, ten vėl kažką padariau, ir su manim niekas neatsitiko. Ar jūs žinot, kad yra toks dalykas kaip taurė pas viešpatę? Viešpatės ta taurė, kurią mes per duonos laužymą dalyjamės. Ir žiūrėkit, ten jo kraujas, ten jis sumokėjo už mūsų nuodėmes pilną savo kainą. Taip. O kada mes vis tiek nuodėmiaujam ir netikim Dievu, tada mes savo taurę užteršiam. Ir žiūrėkit, jeigu tai paimti, yra taurė, viena nuodėmė, vienas akmenukas, nedidelis. Niekur tu galbūt nepajūsi. Kita nuodėmė, antras akmenukas, trečia nuodėmė, trečias, 100, 1000 nuodėmė ir taurė pilna. O Dievo žodis sako, pripildykit savo nuodėmių saiką. Ir žmonės galvodami, kad o šį kartą padariau ir niekas neįvyko, jie įtiki velnio melu, kad jie nebaudžiami. Jie patiki, kad jie nebaudžiami. O iš kur tada lygos, iš kur baimės, iš kur netikėjimas, iš kur abejonės? Todėl, kad kiekviena nuodėmė atskiria tave nuo Dievo. Šventoji dvasia nustos tave vesti, jeigu mes taip darysim. Ir todėl mes turim stovėti viešpatį. A ką daryti, jeigu suklupai ir nusidėjai? Nu, tu žinot, ką daryti. Jėzaus kraujas, amen? Jis toks geras. Jis myli jūs. Žinot, kartą sutikau vieną seserį. Jis sako, aš tokia neverta jaučiuosi. Ką jūs jai atsakytumėte? Kad mes žmonės visi viešpatės akyse esame vertingi. Vertingi? Taip. Tada sakykite, kodėl jis nunešė mus su savim kartu ant kryžiaus ir padžiovė mūsų vertę visą. Nuodėmės ne mūsų. Kaip? Nuodėmės? Savo mirtimi Jėzus Kristus apgaubė mus ir ten nuneštas yra senas kūrinys ant kryžiaus. Ir jis paliko, bet čia jau kitos dienos tema, gal kitą kartą, kada nors, jeigu viešpats norės, pasidalinsime ir pakalbėsime. Mes esame kartu su Kristumi nukryžiuoti. Jeigu mes labai save aukštinam ir vertinam, tai mes esame išdidūs. O išdidumas buvo pirmoji nuodėmė, kuri gimė tiesa ne žemėj, bet danguj, ir todėl velnias jis visokiais būdais provokuoja mus. Liuciferis jis sako, koks aš gražus,
aš gražus kaip Dievas, todėl užžengsiu vietoj jo į sostą. Izaijo 14 skyriui ir paskui Jezekėlio knygoj, jeigu neklystu, nežinau, neprisimenu skyriaus, yra 30 gal 8 ar 7 parašyta, kad jis buvo nublokštas dėl to, kad jis pasididžiavo, kad jis pradėjo žiūrėti, kiek jis vertas. Tai dabar žiūrėkit, tada aš taip noriu paklausti. Vat sodė jums kažkas pasakė, ar senelių sodė, ar kur nors, kad jūs radot, ten yra užkastas lobis. Jūs iškasėt, žiūrit molinė, puodas molinė. O viduj lobis. Tai kas, sakykit, vertingų puodė ir kas vertingo viduj puodų? A? Kaip? Tai kas viduj. Tai vat, krikščionių klaida yra ta, kad mes vertinam puodą, kurį gal po 90 metų, ar dar mažiau, ar po 80 metų, ar po 100, ar po 120 metų, kuris subirės į miltus, į dulkes pavirs. O nevertinam to, kas apsigyveno mumyse. Mumyse yra karalius, jo lobis yra mumyse, Dievas yra mumyse, Dievo dvasia yra mumyse, Dievo pergalė yra mumyse. Ir mes neturim žiūrėti, kiek mes verti ar kiek neverti. Jausmais mes gyvename, jeigu mes gyvename tuo, ką jaučiame. Vat aš jaučiu, sako, kad aš nevertinga, aš neverta ateiti pas viešpatį, aš negaliu to ir panašiai. Dievas padaro mus vertus, kaip apsigyvendamas mūsų dvasioje. Amen? Kada Dievas apsigyvena mumyse. Dabar pažiūrėkit, brangieji. Jūs po surinkimo eisit į namus. Ir dabar įsivaizduokit, kiek jūs kišeniai turit centų. Eini į namus, dar paukosit, gal čia, jeigu viešpats leis jums būt dosnios širdies, amen? Ir eini namo ir galvoji, turėjau centuką ir tą atidaviau. Ir eini nuleidęs galvą. Bet jeigu tu eini namo ir žinai, kad turi milijoną kišenį, ane? A kaip tu eitum tada? Eitum nuleidęs galvą, ne? Eitum ir galvotum, milijoną. Jeigu tu žinai, kad turi milijoną, o Kristus daugiau negu milijonas, daugiau negu 100 milijonų, todėl kad jam priklauso žemė ir dangus. Tai kaip tu eisi? Tu eisi išpūtęs krūtinę, įsitiesęs ir žiūrėsi, kad gali čia Kėdainiuose bet kokį namą nupirkti, bet kokią mašiną nupirkti, bet ką padaryti. Taip? Jeigu Dievas panorės, mes darysim šį bei tą. Taip? Amen? Tai vat mes turim suprasti, kad vertė mūsų ne puode, ne tame mūsų kūne, kuris toks gražus, kuriuo mes žavėjomės, kurį mes dar papudruojam trupučiuką, taip ten paskutam kažkiek, pakerpam, kartais kreivai išeina, bet vis tiek gražinam save. Esmė ne puode, esmė tame lobyje. Kristus yra mūsų brangiausias lobis. Kristus yra mums Dievo dovana, kad su juo mes pereitume gyvenimo sunkumus, išbandymus ir išliktume su jo amžiais. Amen. Būkit palaiminti. Jėzus labai jūs myli. Pasakykit vieni kitiems. Jėzus labai myli jūs. Ačiū Jėzui. Hallelujah. Hallelujah.
Mylima esi, laukiama esi, tu esi labai, labai brangi, brangus. Jėzus už tave atidavė save, štai prieš tave dangus. Jėzus tai tiesa, Jėzus tai šviesa, jis kaip saulė apšviečia visus. Jėzus tai jėga, Jėzus tai ugnis, deginanti nuodėmes visas. Mylimas esi, tu laukiamas esi, tu esi labai, labai brangus, brangi. Jėzus už tave atidavė save, štai prieš tave dangus. Jėzus tai tiesa, Jėzus tai šviesa, jis kaip saulė apšviečia visus. Jėzus tai jėga, Jėzus tai ugnis, deginanti nuodėmes visas. Tai jeigu dega tavo kulnai, tai gal nuodėmę padaryti. Tai pats laikas atsigręžti į Jėzų ir pasakyti. Tai ką aš tai moteriai pasakiau, kaip jis sakė, aš neverta, aš ten tokia. Sakau, nei vienas manęs nevertas. Bet jis vertas. Jis tave myli ir jis įdeda savo meilę į tavo širdį. Jis įdeda save į tavo dvasią, kad tu turėtum tą didžiulį brangakmenį. Ir kad tu eitum per miestą, nesvarbu, kas įvyko ten su tavo gyvenime, ar su tėvais, ar su broliais, ar su sesėm, ar su valdžia, ar dar su kuo. Nesvarbu, kas vyksta tavyje, svarbu, kas yra tavo viduje. Kas yra tavo viduje, tai yra svarbiausia. Ar girdi bažnyčia? Svarbiausia tai, kad turi Jėzų. Ir jeigu tu turi Jėzų, tu esi neįveikiamas. Nes bet kokia kaina jis nuves tave į pergalę. Šventosios dvasios galybė. Tokia galinga. Šventoji dvasia pilna Dievo jėgos. Man labai patinka iš 2 Korintiečiams laiško 13 skyriaus 13 eilutė. Jėzaus Kristaus malonė, Tėvo meilė ir šventosios dvasios bendrystė tebūna su jumis. Ar jūs suvokėt, kad kai kalba apie šventosios dvasios bendrystę, ten net nekalba, kad mūsų bendrystė su šventąja dvasia, ar girdi bažnyčia, ten kalba, kad šventosios dvasios bendrystė, tai yra šventoji dvasia nori su jumis bendrauti. Halleluja! Šventoji dvasia nori vesti jūs, mokyti, auginti. Amen? Ar girdi? Broli, sesė, paklaus, papurtik savo draugą ar draugę, sakyk, ar girdi, ar tu išgirdai šiandien ką nors, kad šventoji dvasia turi visą Dievo galią. Tai, ką tėvas turėjo širdyje, sūnus Jėzus Kristus padarė dėl mūsų, o šventoji dvasia atėjo į žemę dabar, kad perduotų visus Dievo turtus. Pasakyk, šventoji dvasia. Aš tikiu, kad tu atėjai į žemę perduoti Dievo Tėvo, Viešpaties Jėzaus Kristaus, visus turtus, visus palaiminimus. Aš palaimintas, aš laimingas, nes Jėzus gyvena many. Jis gyvena mano širdį. Jis veda mane savo mokymu. Ir paims mane į garbę. O, ką kitą turiu danguje. Jeigu viešpatį turiu danguje,
Ko dar trokščiau kito šioje žemėje? Ko dar trokščiau kito? Viešpats su manim. Viešpats Galingas gynėjas. galingas gynėjas. Jis moko mane, Jis moko man, kaip gyventi. kaip gyventi. Ir aš nukreipsiu žvilgsnį į tave. Ir aš nukreipsiu žvilgsnį į Ir tave. daugiau neisiu per Kėdainius, Ir daugiau neisiu. Vilainius, Josvainius, Kunionius ar Kampus. Kaip vargšas. Vargšas. Aš esu palaimintas. Aš esu Aš pilnas Dievo gyvybės. pilnas Dievo. Pilnas Dievo jėgos. Pilnas Dievo. Pilnas Dievo meilės. Pilnas Dievo. Pilnas Dievo šviesos. Pilnas Dievo. Šventoji dvasia. Šventoji dvasia. Aš priimu viską, Priimu viską, ką tu teiki. ką tu teiki. Iš tėvo ir sūnaus. Tėvo ir sūnaus. Dėkoju tau. Dėkoju tau. Eisiu namo, iškėlęs galvą. Ir liūdysiu tavo šlovę. Liūdėsiu Kiekvienam sutiktajam. kiekvienam sutiktam. Dėkojam tau viešpatie. Dėkoju tau. Tu tai padarėjai. Tu taip pat. Amen. Tai tiek. Šiandien tiek. Ačiū. Ačiū Dievui. Halleluja. Įspieš.
Jėzau, tu šlovingas. Rytą ir vakarą tau vyras gis. 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 Rytą ir vakarą tau vyras. Tu didžiausias iš visų. Tu didžiausias iš visų. Nes visa iš tavęs ir visa dėl tavęs. Jėzau, tu šlovingas. Dar brangieji mylimieji čia arčiau, kadangi rytoj rugsėjo 1, tai norime pasimelsti, palaiminti visus vaikus, mokinius, studentus, nes iš tiesų jau laukia nelengvas kelias, dabar buvo atostogos, pailsėjo ir vėl eina į mūšį. Ir kaip žinome, pasaulis jisai tamsėja, nešviesėja, išbandymai didėja. Iš tiesų palaiminsim, kad jie sektų šventąja dvasia, kad būtų drąsūs, kad būtų stiprus, kad nebijotų nešti šviesą, nešti tiesą, nešti Dievo meilę, tas vietas, kuriais nešti dangaus karalystės atmosferą. Todėl kviečiam visus ateiti į priekį, mokinius, studentus, vaikus, ateiti visi. Ir noriu dar paprašyti Vidmanto, kad toliau, kadangi praėjo gyvenimo kelią, visus išbandymus ir kad tai perduotumėt ir vaikam, mokiniam ir palaimintumėt, jos pasimelstumėt. Kad atiduotumėt tą patirtį, kurią praėjote jiem, kad praeitų drąsiai, stipriai. Dievo malonė. Ar žinot, Ateikite. pasakysiu taip, brangieji Dievo nugalėtiniai, kreipiuosi į visus. Patirtis ateina ne kokiems tai ypatingiems žmonėms. Patirtis ateina normaliems krikščionims. Ką reiškia normaliems krikščionims? Normalūs krikščionys, jie laikosi Dievo žodžio, skaito Dievo žodį, taip, ir gyvena šventosios dvasios vadovaujami. Žinot, aš brangieji jums pasakysiu labai paprastai, kad kažkada prieš 35 turbūt metus, apie 89-90 metus, iš tikrųjų mes net Biblijų neturėjom. Pasiryti bažnyčioje buvo 2 Biblijos. Ir tai nebuvo, pradžioje ne vienos, turėjom tik Naujus testamentus. Nebuvo. Tai paskui Rytis kažkur sugraibė, vėliau berods toks buvo senoviškas vertimas, 2 Biblijas. Tai vieną mano padovanojo, kitą savo pasiliko.
mes nedaug žinojom, bet mūsų širdys degė dėl viešpaties. Mes norėjom būti su viešpačiu, bendrauti su juo, kalbėtis ir viešpats veikė. Nežinios daro krikščionis turtingais. Krikščionis daro turtingais Jėzus Kristus, kuris gyvena jumyse. Aš žinau, kad jauniems yra dar sunkiau negu man 80-mečiui. Mano jau ragai aplaužyti. Aš daug sutikau visokių išbandymų ir aš jau dabar baimę šiek tiek įgijau viešpaties, nes žinau, kad jeigu aš eisiu nepriklausomai nuo šventosios dvasios, aš prisidarysiu savo išbandymų, sunkumų. Šventoji dvasia apsigyveno mumyse ne tam, kad mus sužlugdytų, ne tam, kad mus paniekintų ar pažemintų, sakytų, va čia tas vertas, tas nevertas, tas geras, tas negeras. Pas Dievą nėra tokių kategorijų. Jis pasakė, nevalgykit nuo gėrių ir blogių pažinimo medžio. Jis pasakė vieną dalyką, nuo gyvybės medžio mums reikia valgyti. O kas yra gyvybės medis? Tai simbolis paties Jėzaus Kristaus. Tai Biblijos tyrinėtojai sako. Taigi, Dievo numylėtiniai, ta patirtis ateina palaipsniui, bet kaip ji ateina? Bandykite. Viešpats sako, ateikite ir išmėginkite mane. Būkite drąsūs ir kada išgirsit viešpaties balsą, negalvokit, kad tai tavo protas čia pakiša tau padarė, taip sugalvoju, ne. Tiesiog su laiku jūs pradėsit skirti, kur kalba dvasia, kur kalba mūsų protas ar mūsų jausmai. O tas skirimas ateina labai paprastai. Dvasia nekalba prieš Dievo žodį. Taigi aš norėčiau, kad mes visi ištieskit, brangieji, rankas ir tiesiog vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios dvasios. Mes laiminam jūs tuose keliuose ir tuose pasirinkimuose, kuriuos viešpats jums paskyrė. Tiesiog aš noriu, kad jūs kartu su manim pasimelstumėte. Aš vesiu maldą, o jūs padarykite tai. Viešpatie Jėzau, padėk man. Aš pripažįstu savo nesugebėjimą gyventi be tavęs šitam pasaulyje. Man reikia tavęs rytą ir vakarą ir per pietus ir kiekvieną gyvenimo sekundę, kiekvieną gyvenimo akimirką. Aš pasiduodu tau savo gyvenimu. Būk su manim, vesk mane, mokyk mane, augink mane, savo gyvybę ir savo dvasią. Tavo gyvybė te liudija manyje tavo pergalės. Atsiduodu tau, pasitikiu tavim. Tu tai padarei, viešpatie. Tu tai padarei. Tu padarei dėl manęs. Ir aš priimu pilną tavo išgelbėjimą. Amen. Dar pasimelskit šiek tiek, brangieji. Halleluja. 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 Jėzus viešpats ir teviešpatauja į tavo dvasią. Nuo šiol ir ant visados ir per amžius. Halleluja. Viešpats nugalėtojas, o mes jo vaikai. Amen.
Jis duoda tau savo gyvybę. Jis duoda tau savo ramybę. Jis ves tave gyvenimo keliais dėl savo šventojo vardo. Ar tiki? Vergesmen tu gesmen. Bevažinti vesta germen tu karas. Aš esu su tavim. Dykar vesta germen tu karpės. Ir tau padėsiu. Ir gesmen tu fara gesmen. Aš būsiu tave supantį ugnies sieną. Inverika sekta peri gesmen toja gesmen. Dykarita posta gerimentų. Todėl nebijok. Dykarita posta gerimentų sambagentų. Eterita santo. Aš su tavimi. Aš esu viešpats. Visagalis Dievas. Amen. Ar tiki? Priimk Dievo malonę. Amen tu poda gesmen tu kora gesmen tu pata gesmen tu kara. Bestegerita mento. Embergesmen. Ir viešpats ves tave gyvybės keliais. Gyvybės kelias, tai yra viešpatės kelias. Tai yra nusigręžimas nuo savęs, nuo savo aš, nuo savo planų. Priimk viešpatės planus savo gyvenimui ir auk jo dvasioj. Ramybei, meilei ir taikoj. Dėmes tegerita bestagerimentų, podagesmentų, kasantų, padagesmentų. Viešpats su tavim. Nygargės tentų podagerimentų. Tas dydis karžygis, kuris laimėjo visas kovas. Emberita besta. Duok rankelę savo. Tiesiog priimk Dievo malonę. Tiesiog dabar. Jo meilė, jo gyvybė, jo malonė, te plūsta į tavo širdį. Amen tu uždėk ant širdelį savo rankelę. Amen tu fada gesmen. Viešpatie Jėzau, sakyk paskui mane. Išimk iš mano krūtinės įskaudintą širdį ir duok man savo širdį, mylinčią širdį. Atlaikančią širdį, visus išbandymus, būk su manimi ir aš liksiu su tavimi per visas dienas iki amžių pabaigos. Jėzau, aš tikiu, tu myli mane ir padedi man. Tiesiog dabar aš priimu Dievo malonę, Dievo gyvybę ir Dievo šviesą. Aleluja, aleluja, aleluja. Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventos. Amen. Pokytis, mentų, pokytis, mentų, pokytis. Šyra bestagerimentų, pokytis, mentų. Įdrėstant paragerimentų kavas. Aš vesiu tave. Man vienam žinomais keliais ir tau padėsiu. Įdrėstant porakės. Įdrėta gesmentų paklusnumas. Įdrėstant podagesmentų porase. Saugok savo širdį. Aventų podagerimentų pėregesmen, nes iš jos teka gyvenimo šaltinis. Įdrėstant podagesmentų karagermentų porase. Ir Peterekėsen. Ir nekreip dėmesio į pasaulio kalbas. Everkesmentų panas. Tu esi mano. Everkesmentų. Tu esi mano vaikas. Everkesmentų panas. Everkesmentų. Priimk tiesiog dabar. Priimk Dievo malonę į savo širdį. Halleluja. 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 Halleluja, viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patėdė mane, kad neščiau gerąją žinią kiekvienam. Ir beregesmentų podagesmen, aperkentų padagesmen, aš šaukiu tave, ir beregesmen, ir pažįstu tave vardu. Tu esi mano, dibresmentų podagesmentų poragesmen. Ir beregesmentų porages, tu trokšti Evangelijos skelbimo.
Tėve ir dienos Padai, tu trokšti tarnauti man, dibresendo voles, atiduok savo širdį man, dibresendo garbės tavim ir lauk manęs, dibresendo paragento, aš duosiu laiką, dikaramento, paskirsiu valandą ir dieną, ir per giesmentų Padas vesiu tave ir mokysiu tave, būk su manimi. Eperita forsta gerimento, dibresando giesmentų karas. Tiesiog priimk Dievo malonę, priimk Dievo malonę. Halleluja, 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 halleluja. Eperita festa gerimento, fara giesmentų. Emento fora giesmentų, fora giesmentų. Dibresando fara giesmentų, fara giesmentų, fara giesmentų karas. Priimk Dievo malonę. Emento Patys sako, jis viešpats ir tavo Dievas, ir tavo darbai pasiseks, kokiose aplinkybėse tu bebūtum. Tavo darbai pasiseks, tai ką tu darysi, jis laimins tave visais palaiminimais, dangaus ir žemės Dievo palaiminimais. Ar tiki? Priimk Dievo dvasią, tiesiog į savo širdį. Daug, kur užsirakinai dabar. Viešpats su tavimi, tiesiog dėk ranką ant širdies. Halleluja, halleluja. Šlovė tau viešpats, šlovė tau viešpats, šlovė tau viešpats. Halleluja. Giesmentų, fora giesmentų, fara giesmentų. Viešpaties dvasia ant manęs. Tiesiog priimk Dievo palaiminimus. Viešpatie Dieve, aš noriu, kad tas tavo vaikas viešpatie gautų dvigubai palaiminimų, dvigubai malonių, negu aš jas gavau per tą tarnystę tau, viešpatie ir Dieve. Per giesmentų, fara giesmentų. Atrakink jo širdį, viešpatie Dieve. Įgalink jį priimti Dievo malonę. Ir meilės. Ar tiki? Ar tiki? Viešpats su savo dvasia yra tavęs, jis ves tave ir padės tau ir pamokys, ką tu turi daryti. Dibresando fora giesmentų karą, giesmentų fora giesmentų karą. Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Atsiverkit viešpačiui, jūs visi paslėpę savo rankas. Jeigu einat tarnauti, jūs turit laikyti viešpačiui atviras rankas, turit laikyti rankas va šitai, kad viešpats galėtų įdėti. O jeigu jūs už nugaros laikot sugniaužę kumščius, tai žinot, šventajai dvasiai pirmiausia reikia jūsų kumščius atgniaužti. Taigi įveikti jūsų kūniškumą. Viešpaties dvasia ant tavęs, nes jis pašaukė tave būti jo reikaluose. Per giesmentų, fora giesmentų karas. Atverk savo širdį viešpačiui, sakyk viešpatie Jėzau. Atveriu tau savo širdį. Užimk mane, užkariauk mane, nugalėk mane, paimk į nelaisvę, į savo meilės nelaisvę ir leisk man būti meilė šiam pasaulyje, kad gyvenčiau tavo gyvenimą ir neščiau išlaisvinimą žmonėms. Dėkoju tau viešpatie, tu tai padarei, aš priimu, aš tikiu. Ačiū tau viešpatie. Įtau. Oi. Čia studentai. O, čia visa šeimyna. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus. Nesvarbu, kad tu nedidelis, bet Dievas duoda tau savo dvasią. Tu būsi tarnystėj didelis, vaikė man. Ar tiki? Tu tarnausi viešpaties darbe. Tu esi Dievo nuosavybė, tu priklausai viešpačiui. Amen. Bet
Prašyk viešpaties, kad jis saugotų tavęs nuo pikto. Visada, rytą ar vakare, kada eini guliesi. Ir nieko nebijok. Nes tas, kuris yra tavyje, yra daug didesnis už Sabonį, kuris neturi 2,20 m užaugęs ūgio, už bet kokį didžiausią žmogų pasaulyje. Tas, kuris yra tavyje, yra didesnis už tą, kuris pasaulyje. Amen? Auk didelis dvasioje. Noriu priimti daugiau tavo gyvybės, tavo šviesos. Todėl pasiduodu tau visų gyvenimų. Būk su manimi, vesk mane, mokyk mane, augink mane savo dvasia. Ir tegu tavo gyvybė parodo man kelią, savo gyvybę nutiesk man kelią. Ten, kur tu nori. Aš noriu būti tavo reikaluose, tavo darbuose. Aš priimu tavo malonę, visa širdimi, visa siela. Tu mano viešpats ir mano Dievas. Dėkoju tau viešpats. Tu taip.
Stulpas viešpaties bažnyčių. Tegul pašlovintas viešpaties vardas. Tiesiog, a kur jūsų rankos? A jie jau nuleido. Ir aš vienas čia meldžiuosi, Ne brangieji. vienas, ne vienas. Atsiuntėt savo vaikus, savo pažįstamus ir sėdit, miegat patys. Brangieji, ištieskit ir sakykit, jis vardant Dievo Tėvo, Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus Sūnaus ir Šventosios Dvasios. ir Šventosios Dvasios. Va, jau vienas išgriuvo pats. Nereikėjo iš Šventosios Dvasios pagalbos. Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Mes laiminame jūs Mes laiminame jūs visuose keliuose, visuose keliuose, kuriuos viešpats jums parodys ir kuriais viešpats jūs ves. kuriais O viešpats. priimkite tiesiog Dievo malonę, priimkite tikėjimu. Ir nesakykit, kad čia pasimeldė žilabaristis ir niekas neįvyko. Ne, aš jums perdaviau Dievo malonę. Ir aš tikiu, kad jūsų gyvenimai pasikeis. O viskas pasikeis, kaip šventa dvasia ateis. Amen? Ant tavęs ir ant manęs ir ant jūsų visų. Būkit palaiminti. Jūs Dievo žmonės, jūs bažnyčios ateitis. Per jūs viešpats darys didžiulius Dievo darbus. Ir tuos šventus jaunus žmonės. Halleluja. Priimk Dievo malonę. Priimk Dievo malonę, ne kumštelėje, tik sėdniau. Priimk Dievo malonę. Priimk, Dievas taip myli tave. Jūs visus myli nepaprastai. Paplokim Jėzui. Halleluja. Paplokim Jėzui.